Audioteka LT ir leidykla Tyto Alba pristato Bilo Braisono audio knygą Kūnas – vadovas po žmogaus organizmą. Iš anglų kalbos vertė Rūta Montvilinė. Įgarsino Paulius Čižinauskas. Skyrių Loti. Prašom, nėra už ką. Pirmas skyrius. Kaip sukonstruoti žmogų. Kaip panašu į Dievą. William Shakespeare. Hamletas. Prisimenu, kaip prieš daugelį metų, kai dar mokiausi vidurinėje mokykloje Amerikoje, biologijos mokytoja pasakė, kad ūkinių prekių parduotuvėje maždaug už $5 galima nusipirkti visų cheminių medžiagų sudarančių žmogaus organizmą. Negaliu pasakyti tikslios sumos. Gal už $2.97 ar $13,5, bet tikrai labai pigiai, net 20 amžiaus 70-mečio pinigais. Prisimenu tik, kaip mane sukrėtė mintis, kad kone nemokamai gali pasigaminti tokią nerangę spuoguotą būtybę kaip aš. Šis atradimas taip įspūdingai nuleido mane ant žemės, kad įstrigo visiems laikams. Tačiau štai klausimas, ar tai tiesa? Ar tikrai mes verti tiek mažai? Daug autoritetingų asmenų, kitaip tariant, gamtos mokslų studentų, penktadienio vakare neturinčių su kuo eiti į pasimatymą, skirtingų metų bandė, dažniausia norėdami truputį pasilinksminti, suskaičiuoti, kiek kainuotų žmogų sudarančios medžiagos. Turbūt patikimiausiai ir išsamiausiai tą atliko Karališkoji chemikų draugija, 2013 metais dalyvavusi Kembridžo mokslo festivalyje ir suskaičiavusi, kiek kainuotų visi elementai būtini pagaminti aktorių Benediktą Cumberbatchą. Tais metais Cumberbatchas buvo kviestinis festivalių direktorius ir parankiai normalaus sudėjimo žmogus. Anot Karališkosios chemikų draugijos, žmogui sukonstruoti reikia 59 elementų. 6 iš jų – anglis, deguonis, vandenilis, azotas, kalcis ir fosforas sudaro 99,1% žmogaus. Bet dauguma likusių kiek netikėti. Kas galėtų pamanyti, kad mes liktume neišbaigti be trupučio molibdeno, vanadžio, mangano, alavo ir vario? Reikia pripažinti, kad mums jų reikia neįtikėtinai mažai. Vos kelių milijonųjų ar net milijardųjų dalių. Pavyzdžiui, mums reikia tik 20 kobalto ir 30 chromo atomų, kas 999,999,999,5 kitų elementų atomo. Didžiausias bet kurio žmogaus komponentas yra deguonis, užpildantis 61% viso kūno. Atrodo kiek nelogiška, kad 2 mūsų trečdalius sudaro bekvapės dujos. Bet mes neskraidome ore ar neatšokame nuo žemės lyg balionai, nes beveik visas mūsų deguonis jungiasi su vandeniliu. Tai 10% mūsų kūno, sudarydamas vandenį. O vanduo, kaip žinote, jei kada nors bandėte pajudinti vaikišką baseiną ar tiesiog vaikščiojote iki paskutinio siūlo peršlapusiais drabužiais, yra stebėtinai sunkus. Kiek ironiška, kad 2 lengviausi gamtoje dalykai, deguonis ir vandenilis, susijungę sudaro vieną iš sunkiausių. Bet su gamta nepasiginčysi. Deguonis ir vandenilis jumyse yra ir 2 pigiausi elementai. Visas jūsų deguonis kainuotų vos 8,9 svaro, o vandenilis truputį daugiau nei 16 svarų. Jeigu esate maždaug tokio sudėjimo kaip Benediktas Cumberbatchas. Jūsų azotas, jūsų 2,6%, dar pigesnis. Iš visos sumos už jūsų kūną jam te reikėtų skirti vos 27 pensus. Tačiau visa kita daug brangiau. Jums reikia apie 13,5 kg anglies, o tai Karališkosios chemikų draugijos nuomonė kainuotų 44 300 svarų. Skaičiuodami jie rėmėsi tik gryniausių medžiagų kainomis. Karališkoji chemikų draugija žmogaus iš pigaus šlamšto negamintų. Kalcis, fosforas ir kalis, nors jų reikia daug mažiau, drauge kainuotų 47 000 svarų. Dauguma likusių dar brangesni, bet laimė jų tereikia mikroskopinių kiekių. Torio gramas kainuoja beveik 2000 svarų,
bet jis sudaro tik 1/10 milijonąją procento jūsų, todėl kainuotų tik 21 pensą. Visas reikalingas alavas bus jūsų už 4 pensus, o cirkonis ir niobis kainuos vos po 2 pensus. Samaris sudaro 7 milijardasias procento jūsų, todėl akivaizdu, kad už jį neverta imti pinigų. Karališkosios chemikų draugijos buhalterijoje prie jo parašyta kaina 0,00 svaro. Iš 59 mumyse esančių elementų 24 tradiciškai vadinami būtinaisiais elementais, mat be jų niekaip neišgyventume. Su kitais reikalas gana painus. Vieni tikrai naudingi, kiti galbūt naudingi, bet mes dar nežinome kuo. Kai kurie nei žalingi, nei naudingi, tiesiog ramiai egzistuoja šalia, tačiau keli tiesiog blogi. Pavyzdžiui, kadmis yra 23 pagal kiekį elementas organizme, sudarantis 1/10 procento jo svorio, bet jis labai nuodingas. Jį nešiojamės ne todėl, kad organizmui jo reikia, bet todėl, kad jis iš dirvožemio patenka į augalus ir į mus, kai juos suvalgome. Jei gyvenate Šiaurės Amerikoje, greičiausiai praryjate apie 80 mikrogramų kadmio per dieną ir nei iš vieno tų mikrogramų negaunate nieko gero. Stebėtina, kiek daug dar nežinome, kas vyksta su visais šiais elementais. Kad ir kokią savo organizmo ląstelę paimtumėte, joje bus milijonas ar daugiau seleno atomų, bet dar visai neseniai niekas neturėjo nė menkiausio supratimo, kam jie reikalingi. Dabar jau žinome, kad selenas sudaro 2 gyvybiškai svarbius fermentus, kurių trūkumas siejamas su hipertenzija, artritu, anemija, kai kurių tipų vėžių ir galbūt netgi su sumažėjusiu spermatozoidų skaičiumi. Vadinasi, verta įsimesti šiek tiek seleno. Jo gausu riešutuose, visagrūdėje duonoje ir žuvise. Tačiau per daug prisivalgę galime negrįžtamai apnuodyti kepenis. Kaip ir dažniausiai gyvenime, rasti pusiausvyrą yra subtilus reikalas. Taigi, remiantis karališkąją chemikų draugiją, tiksli naujo žmogaus, konstruojamo pagal paslaugiojo Benedikto Cumberbatcho pavyzdį savikaina 96 546 svarai ir 79 pensai. Suprantama, darbo kaina ir PVM dar padidintų išlaidas. Jums labai pasisektų, jeigu parsivestumėte namo nuosavą Benediktą Cumberbatchą už kiek mažiau nei 200 000 svarų. Na, viską pasvėrus gal ne taip ir brangu, bet ir ne keli niekingi doleriai, kaip minėjo mano mokytoja vidurinėje mokykloje. Kita vertus, 2012 metais mokslo populiarinimo laida Nova, jau seniai rodoma per Amerikos televizijos kanalą PBS, Hunting the Elements, elementų medžioklė, serijoje atlikusi lygiai tokią pačią analizę nustatė, kad pagrindiniai žmogaus organizmo komponentai kainuoja $168, taip iliustruodami faktą, kurio toliau šioje knygoje niekaip neišvengsime, kad žinių apie žmogaus kūną detalės dažnai stebėtinai nepatikimos. Bet žinoma, vargu ar tai išties svarbu. Kad ir kiek sumokėtumėte, kad ir kaip kruopščiai surinktumėte visas medžiagas, žmogaus niekaip nesukursite. Galite sukviesti visus šiandien gyvenančius ar kada nors gyvenusius protingiausius žmonės, apginkluoti absoliučiai visomis žmonijos žiniomis ir visi kartu jie nesukonstruos net vienintelės gyvos ląstelės, ką ten kalbėti apie Benedikto Cumberbatcho repliką. Be jokios abejonės labiausiai stulbina štai kas. Mes tesame inertiškų komponentų rinkinys. Pasiknisę jų rastumėte žemių krūvelėje. Jau sakiau tai kitoje knygoje, bet tikiu, kad verta pakartoti. Vienintelė nepaprasta jūs sudarančių medžiagų savybė ta, kad jos sudaro jūs. Tai gyvybės stebuklas. Mes leidžiame dienas šiltame minkštame kūne ir kažkodėl manome, kad tai beveik savaime suprantama. Ar daug mūsų bent apytiksliai žinome, kur yra blužnis ir ką ji daro? Arba kuo skiriasi sausgyslės ir raiščiai? Arba kam reikia limfmazgių? Kaip manote, kiek kartų per dieną sumirksite? 500? 1000? Aišku, neturite jokio supratimo. Kągi, jūs sumirksite 14 000 kartų per dieną. Taip dažnai, kad nemiegodami kasdien būnate užsimerkę 23 minutes.
Tačiau jums visai nereikia apie tai galvoti, nes kiekvienos dienos, kiekvieną sekundę jūsų kūnas atlieka išties nesuskaičiuojamą gausybę veiksmų. Kvadrilijoną, nonilijoną, kvindecilijoną, vigintilijoną – tai tikri skaičiai. Dažniausiai jų kiekis gerokai lenkia plačiausią vaizduotę ir nė akimirkai nepareikalauja jūsų dėmesio. Maždaug per sekundę nuo tada, kai pradėjote klausyti šį sakinį, jūsų organizmas pagamino 1 milijoną raudonųjų kraujo kūnelių. Jau įsilakstę po visą kūną jie cirkuliuoja kraujagyslėmis ir palaiko jūsų gyvybę. Kiekvienas iš tų raudonųjų kraujo kūnelių apibėgs jūs apie 150 000 kartų, kaskart gabendamas ląstelėms deguonį, o paskui, apdaužytas ir nebereikalingas, pasiduos kitoms ląstelėms ir bus patyliukais nužudytas vardan jūsų gerovės. Iš viso jūs sudaro 7 milijardai arba 7 oktilijonai atomų. Niekas nežino, kodėl tie 7 milijardai atomų taip trokšta būti jumis. Juk jie tėra nemąstančios dalelės, be jokios minties ar ketinimų. Tačiau kažkaip per visą jūsų egzistenciją jie kuria ir palaiko visas nesuskaičiuojamas sistemas ir struktūras, būtinas, kad funkcionuotumėte, būtumėte savimi, suteikia jums pavidalą, gerą savijautą ir leidžia mėgautis reta ir nepaprastai malone būsena, vadinama gyvybe. Ši užduotis kur kas sunkesnė nei įsivaizduojate. Praradę pavidalą būtumėte milžiniški. Išlyginti plaučiai užklotų lauko teniso aikštę, o kvėpavimo takai nutįstų nuo Londono iki Maskvos. Kraujagyslės 2/3 karto apsiviniotų aplink žemę. O nuostabiausia yra DNR. Kiekvienoje jūsų ląstelėje supakuotas jos metras. O ląstelių turite tiek, kad jeigu visą savo DNR ištemptumėte į vieną ploną giją, ji tęstųsi 10 milijardų mylių iki Plutono ir už jo. Tik pagalvokite, esate toks didelis, kad galite ištrūkti iš Saulės sistemos. Esate kosminis pačia tikriausia prasme. Tačiau jūsų atomai tik statybiniai blokeliai ir patys nėra gyvi. Sunku pasakyti, kur tiksliai prasideda gyvybė. Pagrindinis gyvybės vienetas yra ląstelė, dėl to sudarė visi. Ląstelėje gausybė nenustykstančių darinių, ribosomų ir baltymų, DNR, RNR, mitochondrijų ir daug kitų mažulyčių paslapčių, bet niekas iš jų nėra gyva. Ląstelė tėra tam tikra kamera, lyg koks kambarėlis ar narvelis, visam tam laikyti ir pati tokia pat negyva, kaip bet kuris kitas kambarys. Vis dėlto kažkaip, kai visi tie dalykai susirenka draugėn, atsiranda gyvybė. Štai to mokslas ir negali paaiškinti. Aš beveik tikiuosi, kad niekada negalės. Galbūt keisčiausia tai, kad ląstelėje niekas niekam nevadovauja. Kiekviena jos dalis atsiliepia į kitų dalių signalus. Visos jos zuja ir stumdosi kaip elektrinės mašinėlės atrakcionų parke. Bet šio netvarkingo judėjimo rezultatas – sklandus, koordinuotas veiksmas ne tik ląstelėje, bet ir visame kūne, nes ląstelės bendrauja su kitomis ląstelėmis įvairiose jūsų asmeninio kosmoso dalyse. Ląstelės širdis yra branduolys. Jame sudėta ląstelės DNR. Kaip jau minėjome, ištisas metras suspaustas erdvėje, kurią nedvejodami galime pavadinti nykstamai maža. Ląstelės branduolyje tokia ilga DNR telpa todėl, kad yra nepaprastai plonytė. Reikėtų vieną prie kitos sudėti 20 milijardų DNR grandinių, kad jos prilygtų ploniausiam žmogaus plaukui. Kiekvienoje jūsų kūno ląstelėje, tiksliau kalbant, kiekvienoje ląstelėje su branduoliu, yra 2 jūsų DNR kopijos. Štai kodėl turite jų pakankamai pasiekti Plutonui ir toliau. Vienintelis DNR tikslas – sukurti dar daugiau DNR. Tai yra tiesiog instrukcijų rinkinys, kaip sukonstruoti jūs. DNR molekulė, kaip tikriausiai prisimenate iš begalybės televizijos programų, o gal net iš biologijos pamokų mokykloje, tai 2 grandinės sujungtos skersiniais ir sudarančios garsiasias spiralinės kopėčias, vadinamas dviguba spirale. Per visą ilgį DNR dalyje segmentai vadinami chromosomomis ir trumpesni atskiri vienetai vadinami genais. Genų visuma yra jūsų genomas. DNR nepaprastai stabili, ji gali išsilaikyti 10 000 metų.
Būtent DNR šiais laikais padeda mokslininkams aiškintis labai tolimos praeities antropologiją. Turbūt nieko, ką turite šiandien, jokio laiško, papuošalo ar brangaus palikimo, po 1000 metų nebebus, bet DNR beveik neabejotinai išliks ir galės būti nustatyta, jei tik kam nors rūpės tai padaryti. DNR perduoda informaciją neįtikėtinai tiksliai. Ji padaro klaidą tik maždaug kas milijardą kopijų. Vis dėlto per vieną ląstelės pasidalijimą įvyksta 3 klaidos, kitaip tariant mutacijos. Į daugumą mutacijų organizmas nekreipia dėmesio, bet retkarčiais jos turi ilgalaikių pasekmių. Tai evoliucija. Visų genomo komponentų tikslas vienintelis – palaikyti gyvybės tęstinumą. Mintis, kad jūsų nešiojami genai yra neįsivaizduojamai seni ir galbūt bent jau kol kas yra amžini, gniaužia amą. Jūs mirsite ir išnyksite, tačiau genai išliks tol, kol jūs ir jūsų palikuonys tęs giminę. Ir tikrai nuostabu, kai pagalvoji, kad jūsų asmeninė kilmės linija nebuvo nutraukta per visus 3 milijardus metų nuo gyvybės pradžios. Kad dabar būtumėte čia, kiekvienas jūsų protėvis turėjo sėkmingai perduoti genetinę medžiagą naujai kartai prieš mirdamas ar kitaip nušalinamas nuo gyvybės kūrimo proceso. Kokia įspūdinga sėkmių grandinė. Būtent genai teikia instrukcijas baltymams kurti. Dauguma to, kas organizme naudinga, yra baltymai. Kai kurie paspartina cheminius procesus ir vadinami fermentais. Kiti perduoda cheminius signalus ir vadinami hormonais. Treti kovoja su patogenais ir vadinami antikūnais. Didžiausias iš visų baltymų vadinamas titinu ir kontroliuoja raumenų elastingumą. Jo cheminį pavadinimą sudaro 189 819 raidžių ir jis galėtų tapti ilgiausiu žodžiu, bet dėja žodynai tokių cheminių pavadinimų nevardyja. Niekas nežino, kiek tipų baltymų esama mūsų organizme, bet apytiksliai skaičiuojama, kad jų yra nuo kelių šimtų tūkstančių iki milijono ar daugiau. Genetika paradoksali. Mes visi labai skirtingi, bet genetiškai beveik identiški. Visų žmonių DNR 99,9% tokia pati, tačiau 2 visiškai vienodų žmonių nėra. Mano DNR ir jūsų DNR skiriasi 3–4 milijonuose vietų. Ir nors tai maža visumos dalis, jos gana, kad būtume labai skirtingi. Be to, jumyse yra apie 100 savų mutacijų, grinai jūsų genų instrukcinių atkarpų, nesutampančių su jokiais jūsų abiejų tėvų genais. Kaip visa tai išties veikia, mums iš esmės dar didelė paslaptis. Tik 2% žmogaus genomo koduoja baltymus, vadinasi, tik 2% daro kažką akivaizdžiai ir nedviprasmiškai naudingo. Ką iš tikrųjų veikia visi kiti genai, nežinia. Atrodo, daugelis jų tiesiog yra, kaip strazdanos ant nosies. Kai kurie genai neturi prasmės. Viena trumpa genų seka, vadinama alų elementu, daugiau kaip 1 milijoną kartų pasikartoja mūsų genome, kartais svarbių baltymus koduojančių genų viduryje. Galima būtų sakyti, kad tai visiškas kratinys, bet jis sudaro 10% visos mūsų genetinės medžiagos. Ši paslaptinga genomo dalis kurį laiką buvo praminta DNR atliekomis, bet dabar kur kas elegantiškiau vadinama tamsiaja DNR. Mat mes nežinome, ką ji daro ir kodėl egzistuoja. Ji šiek tiek dalyvauja reguliuojant genus, bet visą kitą dar reikia įsiaiškinti. Kūnas dažnai lyginamas su mašina, bet jis anaiptol ne šiaip paprasta mašina. Jis ištisus dešimtmečius veikia 24 valandas per parą, nereikalaudamas dažniausiai reguliaraus aptarnavimo ar atsarginių dalių keitimo, varomas vandens ir kelių organinių junginių. Jis švelnus ir gana mielas, patogiai judrus ir lankstus, entuziastingai reprodukuojasi, skaldo juokelius, jaučia švelnius jausmus, vertina raudonus saulėlydžius ir gaivų vėjelį. Ar daug žinote mašinų, kurios tai galėtų? Čia nekyla jokių abejonių. Jūs tikrai esate stebuklas, bet reikia pridurti, toks pats stebuklas yra ir sliekas. O kaip mes garbiname savo egzistencijos didybę? Na, daugelis iš mūsų kuo mažiau judame ir kuo daugiau valgome.
Tik pagalvokite, kiek šlamšto nukeliauja jūsų ryklė žemyn ir kiek jūsų gyvenimo prabėga kone vegetuojant, įsidrėbus prieš šviečiantį ekraną. Vis dėlto mūsų kūnai kažkaip stebuklingai mumis rūpinasi, išgauna maistingasias medžiagas iš visokių kramtalų, kuriuos grūdame į burną, ir kažkaip palaiko mūsų formą, paprastai gana gerą, ištisus dešimtmečius. Savižudybė gyvenimo būdu užtrunka amžius. Net jei beveik viską darote blogai, organizmas jūs palaiko ir saugo. Daugelis mūsų esame vaikščiojantys to įrodymai. 5 iš 6 rūkalių nesuserga plaučių vėžiu. Daugelis žmonių, pagrindinių kandidatų patirti širdies smūgį, jo nepatiria. Apskaičiuota, kad nuo 1 iki 5 jūsų ląstelių kasdien suvėžėja, bet imuninė sistema jas pagauna ir nužudo. Tik pagalvokite. Porą tuzinų kartų per savaitę, gerokai virš 1000 kartų per metus, jums prasideda mūsų laikais labiausiai bauginanti liga ir kiekvieną kartą organizmas jūs išgelbėja. Žinoma, kartkartėmis vėžys tampa rimta bėda ir gal net pražudo, bet apskritai tai reta liga. Dauguma ląstelių organizme dauginasi milijardus kartų be klaidų. Vėžys galbūt dažna mirties priežastis, bet nedažnas įvykis gyvenime. Mūsų kūnas yra 37,2 trilijono ląstelių visata. Daugiau mažiau tobulai darniai veikianti daugmaž visą laiką. Išnaša. Suprantama, šis skaičius tik mokslinis spėjimas. Žmogaus ląstelės būna įvairiausių tipų, dydžių ir tankumo ir iš esmės yra nesuskaičiuojamos. Skaičių 37,2 trilijono gavo Europos mokslininkų komanda, vadovaujama Evos Bianconi iš Italijos Bolonijos universiteto. Jis minimas ir leidinyje Annals of Human Biology. Ką nors suskaudo ar nevirškina, atsiranda mėlynė ar iššoka spuogas, bet tai normaliomis aplinkybėmis terodo, kad nesame tobuli. Mus pražudyti gali tūkstančiai dalykų, šiek tiek daugiau nei 8000, anot Pasaulinės sveikatos organizacijos sudarytos tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos. Bet mums pavyksta išsisukti nuo jų visų, išskyrus vieną. Daugeliui mūsų tai visai neblogas sandoris. Dievaži, mes visai nesame tobuli. Mums tenka rauti protinius dantis, nes vykstant evoliucijai taip sumažėjo žandikaulis, kad jame nebetelpa visi dantys, kuriais esame apdovanoti, o vaikus gimdome per didžiulius skausmus, nes dubuo tapo per mažas. Mus beviltiškai dažnai kankina nugaros skausmai. Daugelis mūsų organų negali patys pagyti. Susižalojusi širdį žuvytė zebrinė danija užsiaugina naują širdies audinį. Jeigu jūs susižeisite širdį, kągi, tuo blogiau jums. Beveik visi gyvūnai gaminasi vitaminą C, o mes negalime. Atliekame visą šį procesą, nežinia kodėl išskyrus paskutinį jo žingsnį. Negalime pasigaminti vienintelio fermento. Žmogaus gyvybė stebuklinga ne todėl, kad turime keletą trūkumų, o todėl, kad nesame jais užversti. Nepamirškite, kad jūsų genai atkeliavo iš protėvių, kurie daugumą laiko nė nebuvo žmonės. Kai kurie iš jų buvo žuvys, kur kas daugiau jų buvo maži, kailiniuoti ir gyveno urveliuose. Iš šių būtybių paveldėjote savo kūno planą. Esate 3 milijardų metų evoliucijos tobulinimų rezultatas. Mums visiems būtų gerokai lengviau, jei galėtume pradėti iš naujo ir gauti kūnus, sukurtus būtent mūsiškiams homo sapiens poreikiams, kad vaikščiotume tiesus nežalodami kelių ir stuburo, rytume be didesnio pavojaus suspringti ir leistume į pasaulį vaikus kaip prekių automatai. Bet mes buvome sukurti ne taip. Pradėjome savo kelionę per istoriją kaip vienaląsčiai gumuliukai, plūduriuojantys šiltose, sekliose jūrose. Nuo tada prasidėjo ilga ir įdomi, bet kartu nepaprastai didinga atsitiktinumų virtinė. Ir tikiuosi tolesniuose skyriuose tai paaiškės. Antras skyrius. Išorė. Oda ir plaukai. Grožis lyg oda, tik paviršinis, o bjaurumas įsišaknyjęs iki kaulų smegenų. Dorothy Parker. Pirma dalis. Galbūt truputį keista, kai pagalvoji, kad oda yra didžiausias ir galbūt universaliausias mūsų organas. Jie apsaugo mūsų vidų nuo išorės blogybių, sušvelnina smūgius.
suteikia mums lietimo pojūtį, leidžia pajusti malonumą, šilumą, skausmą ir beveik visą kitą, kas daro mus gyvus. Gamina melaniną, saugantį mus nuo saulės spindulių. Pagyja pati, jei kartais ją pažeidžiame. Ji atsakinga už tokį grožį, kokį patys įstengiame susikurti. Ji mumis rūpinasi. Oficialiai oda vadinama odos ir jos darinių sistema. Jos plotas maždaug 2 kvadratiniai metrai. Ir visa jūsų oda sveria maždaug nuo 4,5 iki beveik 7 kg. Nors suprantama, daug priklauso nuo jūsų ūgio ir kokią sėdynę bei pilvą jai reikia apimti. Ploniausia yra vokų oda, vos 25 mm, o storiausia delno ir kulno. Kitaip nei širdies ar inkstų, odos veikla niekada nesutrinka. Mūsų siūlės neplyšta ir savaime mes neprakiūrame, sako Nina Jablonski, Penn valstybinio universiteto antropologijos profesorė, visų odos sistemos reikalų žinovė. Odą sudaro vidinis sluoksnis vadinamas derma, tikrąja oda, ir išorinis antodis, epidermis. Visas išorinis epidermio paviršius, vadinamas raginiu sluoksniu, lotyniškai stratum corneum, susideda iš negyvų ląstelių. Mintis, kad viskas, kas lemia jūsų žavesį, yra negyva, pribloškia. Tačiau ten, kur kūnas liečiasi su oru, mes lavonai. Išorinio odos sluoksnio ląstelės pasikeičia kiekvieną mėnesį. Mes metame odą gausiai, tiesiog nerūpestingai švaistome. Maždaug po 25 000 atplaišėlių per minutę, apie 1 milijoną kas valandą. Perbraukite pirštu per apdulkėjusią lentyną. Tai, ką nuvalėte, yra beveik vien mažytės ankstesniojo jūsų dalelės. Mes virstame dulkėmis tyliai ir nepaliaujamai. Odos atplaišėlės iš tiesų vadinamos žvynais. Kiekvienas iš mūsų išbarsto apie 0,5 kilogramo dulkių kasmet. Jei padegtumėte siurblio maišelio turinį, pagrindinis kvapas būtų su nieko nesupainiojama degančių plaukų smarvė. Taip yra todėl, kad oda ir plaukus iš esmės sudaro ta pati medžiaga – keratinas. Po epidermiu yra daug derlingesnė derma, kurioje veikia visos aktyviosios odos sistemos dalys – kraujagyslės ir limfagyslės, nervų skaidulos, plaukų šaknų svogūnėlių, prakaito ir riebalinių liaukų rezervuarai. Po visų tuo plyti teoriškai jau nebe odos dalis, o poodinis sluoksnis, kuriame kaupiami riebalai. Jie nėra odos sistemos dalis, bet labai svarbus organizmui, nes saugo energiją, izoliuoja ir jungia odą prie audinių po ją. Niekas tiksliai nežino, kiek skylučių yra odoje, bet jūs kaip reikiant porėtas. Daugelis tyrimų rodo, kad turite maždaug nuo 2 iki 5 milijonų plaukų svogūnėlių ir turbūt 2 daugiau prakaito liaukų. Svogūnėliai atlieka 2 pareigas. Iš jų auga plaukai ir išsiskiria riebalinis sekretas, pagamintas riebalinėse liaukose, kuris sumišęs su prakaitu sudaro riebalinę paviršiaus plėvelę. Ji palaiko odos elastingumą ir paverčia ją nesvetingą daugeliu svetimų mikroorganizmų. Kartais poras užkemša mažyčiai mirusios odos ir sudžiūvusių riebalų kamštukai, vadinami inkštirais. Jei folikulė dar prasideda infekcija ir uždegimas, susidaro paauglių siaubas, spuogas. Spuogai kamuoja jaunuolius todėl, kad jų riebalinės liaukos, kaip ir visos kitos liaukos, yra labai aktyvios. Jei būklė tampa lėtine, prasideda aknė, kurios pavadinimas labai neaiškios kilmės. Atrodo jis susijęs su graikišku žodžiu akme, reiškiančiu didelį ir pasigėrėtiną laimėjimą, bet tikrai nespuoguotą veidelį. Visiškai neaišku, kaip atsirado sąsaja tarp spuogų ir pergalių. Anglų kalboje terminas aknė pirmą kartą pasirodė 1743 metais Britanijos medicinos žodyne. Dermoje taip pat gausu įvairiausių receptorių, kurie tiesiogiai palaiko mūsų ryšį su pasauliu. Kai jūsų skruostą paglosto švelnus vėjelis, jį pajuntate todėl, kad jums praneša Maisnerio kūneliai. Išnaža. Kūnelis, lotyniškai korpusklė, anatomijos požiūriu nelabai aiškus terminas. Jis gali reikšti arba neprisitvirtinusias, laisvai plūduriuojančias ląsteles, pavyzdžiui, kraujo kūnelius,
arba nepriklausomai funkcionuojančias ląstelių sankaupas, tokias kaip Meissnerio kūneliai. Jei padedate ranką ant karštos lėkštės, ima klykti jūsų rufinio kūneliai. Merkelio diskai reaguoja į testinį spaudimą, o pačinio kūneliai į vibraciją. Mėgstamiausi yra Meissnerio kūneliai. Jie pajunta lengviausią prisilietimą, o jų ypač daug mūsų erogeninėse zonose ir kitose jautriose vietose – pirštų pagalvėlėse, lūpose, liežuvyje, varputėje, varpoje ir taip toliau. Jie pavadinti vokiečių anatomo Georgo Meissnerio vardu, nes laikoma, kad būtent jis 1852 metais juos atrado, nors jo kolega Rudolfas Wagneris teigė esąs tikrasis atradėjas. Abu vyrai dėl šio reikalo susipyko, o tai rodo, jog moksle nebūna smulkmenų, per menkų kivirčytis. Kad jaustumėte šį pasaulį, visi receptoriai subtiliai suderinti. Pačinio kūnelis gali pajusti net menkutį 1/100,000 milimetro judesį, o juk tai beveik net nejudesys. Maža to, jiems nereikia kontaktuoti su vertinama medžiaga. Kaip knygoje Touch prisilietimas, teigia Davidas Lindenas, ar įsmeigiai kastuvą į žvyrą ar į smėlį, vis tiek junti skirtumą, nors viso labo lieti tik kastuvą. Keista, drėgmės receptorių mes neturime, turime tik temperatūros jutiklius, todėl atsisėdę ant šlapios vietos negalime tiksliai pasakyti, ar ji tikrai šlapia ar tik šalta. Moterų pirštų taktilinis jautrumas daug geresnis nei vyrų, galbūt todėl, kad jų rankos smulkesnės ir jutiklių tinklas tankesnis. Įdomu, kad liečiant smegenys mums netiesiog praneša, ką juntame palietę, bet ką turėtume pajusti. Štai kodėl nuostabu jausti mylimojo glamones, o toks pat nepažįstamojo prisilietimas atrodo šlykštus ar keltų siaubą. Ir štai kodėl taip sunku pakutenti pačiam save. Rašant šią knygą, vienas iš įsimintiniausių netikėtumų nutiko Nottinghamo universiteto medicinos fakulteto disekcijos salėje, kai profesorius chirurgas Benas Oliver, toliau apie jį papasakosiu gerokai daugiau, truputį įpjovė lavono ranką ir nulupo milimetro storio odos sluoksnį. Jis buvo toks plonytis, kad persišvietė. Čia, tarė jis, visa jūsų odos spalva. Štai kas yra rasė, lopinėlis epidermio. Netrukus apie tai užsiminiau Ninai Jablonski jos kabinete Pensilvanijos valstybinėme universitete. Ji palinksėjo entuziastingai pritardama. Neįtikėtina, kokią svarbą teikiame tokiai mūsų sandaros smulkmenai, pasakė ji. Žmonėms atrodo, kad odos spalva lemia charakterį, nors iš tikrųjų ji tėra reakcija į saulės šviesą. Biologinė prasme rasės iš tikrųjų neegzistuoja. Jokia odos spalva, veido bruožai, plaukų tipas, kaulų struktūra ir niekas kitas neapibrėžia, koks žmogus yra. Bet pažiūrėkite, kiek daug žmonių istorijoje buvo pavergti, nekenčiami, linčiuojami ar netekę pagrindinių teisių dėl odos spalvos. Jablonski, aukšta, elegantiška moteris trumpai kirptais sidabriniais plaukais, dirba itin tvarkingame kabinete 4-ajame antropologijos pastato aukšte Pensilvanijos valstybinėme universitete, o oda jį susidomėjo beveik prieš 30 metų Vakarų Australijos universitete Perte, būdama jauna primatologė ir paleobiologė. Ruošdamasi paskaitai apie primatų ir žmonių odos spalvos skirtumus, jis suprato, kiek stebėtinai mažai yra informacijos šią temą ir pradėjo tyrimus, kurie jau trunka visą gyvenimą. Tai, kas prasidėjo kaip smulkus ir nekaltas projektas, galiausiai užėmė didelę mano profesinio gyvenimo dalį, pasakoja mokslininkė. 2006 metais ji parašė labai vertinamą knygą Skin, a Natural History – Oda, gamtos istorija. O po 6 metų dar ir Living Color – The Biological and Social Meaning of Skin Color – gyvoji spalva, biologinė ir socialinė odos spalvos reikšmė. Paaiškėjo, kad odos spalva mokslui kietesnis riešutėlis nei kas nors įsivaizdavo. Žinduolių pigmentacijoje dalyvauja daugiau kaip 120 genų, sako Jablonski, todėl tikrai sunku viską išsiaiškinti. Dabar galime teigti štai ką. Odą spalvina įvairūs pigmentai, o iš jų kol kas svarbiausia yra molekulė oficialiai pavadinta eumelaninu, bet visų vadinama melaninu.
Biologijoje tai viena iš seniausių molekulių aptinkama visame gyvajame pasaulyje.